Vėliau mes jį pakalbinsim, jam niekur eit nereikės, labai gerai. Žiūrėkit, man dabar reikia žmogaus, ar yra čia tokių, kurie moka labai gerai piešti? Dailininkų, ar yra čia šitam kolektyve? Gerai, o kas tikrai iš jūsų nemokat piešti, kad nejudinčiau? Va, aš norėčiau jūs pakviesti ant scenos, ateikit pas mane, taip, va per šitą pusę, taip, palikit daiktus savo vaikam, žvyrui, ateikit čia pas mane per šitą pusę. O taip, tu žiūrėk savo mamą iš tos pusės, o mes palaikom ją aplodismentais, nagi. Taip, ateikit pas mane labai gerai, kuo vardu būsite? Ernesta, plojimą Ernestai, jinai prisipažino, kad tikrai nemoka piešti, gerai, todėl aš jums turiu labai svarbią užduotį. Kadangi jūs nemokat piešti, reiškia jūs linksmiausiai kažką ir nupiešite. Mums dabar reikia taip, laikykite štai šitą popieriaus lapą, markerį, jis kažkiek piešia, kažkiek nepiešia, žodžiu, kol kas nieko dar nedarykit. Klausimas labai paprastas. Mums reikia išrinkti jai kažkokią temą, ką jinai pieš. Šaukit bet kokią temą iš salės. Kas garsiau? Kas? Ne, bet tema, ūkis, žvejyba, futbolas, kad galėtų kažką... Ką? Gerai, žvejyba. Publika nori, kad jūs pieštumėt kažką iš temos žvejyba. Pagalvokit dabar, ką galėtumėt nupiešti iš temos žvejyba. Dabar tik pagalvokit. Piešit tai 10 sekundžių, sakiau. Pagalvokit, dabar bet ne viskas bus taip paprasta. Kad aš nieko nematyčiau, kad man negalėtumėt nieko pasufleruoti, kažkokie asistentai, aš visų pirma užsirišiu, dar nepieškit nieko, palaukit, aš užsidengsiu akis su plastelino gabaliukais ir užsirišiu, gerai? O jūs pasiruoškit piešimą. Tvarkoj? Gerai, ar jūs pasiruošusi piešti? Padarykit nuo manęs taip 2 žingsnius toliau, kad aš iš garso negalėčiau nustatyti, ką piešit. Padarėt? Nėra jūsų čia, gerai. Prisimenam, tema žvejyba, piešim 10 sekundžių, o mes garsiai skaičiuosim iki 10. Pradedam piešti, o mes skaičiuojam 1, 2, neskubėkim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop, 10. Gerai, sustojam piešti, tai jinai piešia kažką daug mažo, galbūt daug, čia aš tik tai dabar spekuliuoju. Manau, jinai nupiešia ne vieną kažkokį dalyką, bet nupiešia daug smulkių dalykų. Tai va, dabar kitas klausimas. Kas jūs pagal zodiako ženklą? Jautis, gerai. Ar turite vyrą?